Sveikinuosi su jumis šiandien iš neeilinės, dar daugiau sakyčiau iš unikalios portalo pilietybė.lt tiesioginės transliacijos. Kurioje mes esame nuotoliu tiesiogiai, pasijungęs daro tai, ko dar darė nieko. Tai Lietuvos istorijoje šis lietuvis, kurį matote ekrane, skelbė streiką dėl pilietybės. Tai iš karto sveikinuosi su streiką išdrįsusiu paskelbti lietuviu Žilvinu Širvinsku. Labadiena, Žilvinai. Labadiena, Daiva. Žilvinai, kaip matome... Atsiprašau, Daiva, kaip vėliau sužinosim, esu Žilvinas Širvinskas, bet paaiškinsiu dėl ko. Beža ir beša. Būtinai, Žilvinai, papasakosi, kaip dingo iš tavo dokumentų lietuviškos, ne tik Lietuvos pilietybė, bet ir lietuviškos raidės. O dabar, Žilvinai, matau, tu esi ne namuose. Pasakyk, kur tu esi? Vilniaus centre, prie Gedimino bokšto, valdovų rūmų ir vidaus reikalų ministerijos. Čia už manęs matosi, kur ir pasirašinėjimai įsakymai atimti Lietuvos pilietybės. Tai tu, Žilvinai, atvykai, tu nesi Vilnietis, tu atvykai į Vilnių, atsivežei palapinę, pasistatei palapinę prie reikalų ministerijos pačioje, sakykime, Vilniaus širdyje. Ir ką tu darysi? Kokiu tikslu tu pasistatei šitą palapinę Vilniaus centre, beje, orų, kuris gal nėra tinkamiausias stovyklavimui? Taip, orą gal ir užsakė Bilotaitė, nežinau, kaip suplanavus pamaišyti mano protestui, bet aš nepasiduosiu. Aš atvykau prie vidaus reikalų ministerijos grinai daug laiškų prirašęs tema, kad lietuviams atiminėjamos lietuvių pilietybės. Į Seimą rašiau, žiniasklaidai ir visam, kam sugalvojau, įtakingiems žmonėm. Bet supratau, kad kaip visada gyvenime geriausia daryti pačiam, ką galvoji reikia daryti. Tai užteks kalbų, dabar darbai, pasistačiau palapinę ir protestuoju prieš vidaus reikalų ministerijos veiksmus. Man nesuvokime, kodėl jie atiminėja pilietybės. Aš suprantu, kad jie teisiškai pasiteisina dėl ko ir man jie atsiuntė ilgą labai laišką, kur teisinasi, kad jie teisiškai turi tą daryti, bet mano manimu partizanai, jeigu prisikeltų, tu jiem galėtum aiškinti, kiek tu nori ir kaip nori, vis tiek nesuprastų, dėl ko tu atimi pilietybę iš lietuvių. Tiek aš trumpai, gal ne visi žmonės žino, kodėl kalbinu Žilviną, tai trumpai priminsiu Žilvino istoriją. Tai Žilvinas gimė Kaune, lietuvių šeimoje, paauglystėje kartu su tėvais išvyko į Kanadą ir ten gyveno 20 metų ir jau po 20 metų jau suaugęs vyras, Žilvinas nusprendė grįžti gyvenimą kurti gimtoje Lietuvoje. Tai Žilvinas grįžo, sukūrė verslą, šeimą, atsinaujino Lietuvos pasą, nenuslėpęs, kad įgijo ir Kanados pilietybę. Ir dabar, po 9 metų gimtinėje, Žilvinas netyčia, negavęs jokio perspėjimo, naujųjų metų išvakarėse sužinojo, kad jis nebėra Lietuvos pilietis. Tai Žilvinai, kuo tu nusikalto Žilvinas Lietuvai? Tai aš manau, reikia paklausti tiesiai Žilvino. Tai Žilvinai, kuo tu nusikaltai Lietuvai, kad buvai išbrauktas iš Lietuvos piliečių sąrašų? Taip, tai nežinau, mano intencija grįžti buvo kaip tik padėti Lietuvai, gausesnė Lietuva, stipresnė Lietuva, tai sukurti gausią šeimą, pakeliui tuo keliu dar. Bet turiu sūnų, auginu čia Lietuvoje gimusį.
investuoti pinigus ir taip daryti Lietuvą stipresnę. Viskas. Daugiau nieko nepadariau. Tai taip, turiu kitą pilietybę, kanadiečio pilietybę. Tai man atrodo, Lietuvos akimis aš nevertas būti lietuvis, jeigu turiu Kanados pilietybę. Žiūrėk, tu dabar nebesi Lietuvos pilietis, tu Lietuvoje dabar esi užsienietis. Tai kaip tu dabar gyvensi Lietuvoje? Ar gyvensi? Tai va, tai geras klausimas tikrai, ar gyvensiu. Tai čia dar chapteris, kuris turės būti parašytas, o stengsiuos gyventi tikrai. Lietuva ne tik mano gimtinė, bet ir puiki šalis. Deja, biurokratai atitrūkę nuo realybės nesuvokia, kad teisiškai Lietuva nepasiruošusi priimti grįžtančius lietuvius. Iš esmės daug lietuvių išvažiavusių ir dalis jų grįžta. Ir teisiškai labai atsilikę šiuo klausimu ir skriaudžia Lietuvą tikrą to žodžio prasme. Tai mano atveju skriaudžia Lietuvą 4 asmenim ir nemažom pinigų sumom. Nes aš praradęs pilietybę ir galvoju, veiklą vykdyti Kanadoje vietoj Lietuvos. Turiu omeny 4 asmenų, tai tavo šeima, galvoji su visa šeima emigruoti dar kartą iš Lietuvos dėl to, kad nebesi Lietuvos pilietis. Gali būti, galimai, tikrai to nenorėčiau, nes 44 metų vyras, jau 2 kartus emigravau, 1 kartą į Kanadą, 2 kartą į Lietuvą ir 3 kartą emigruoti nelabai norėčiau, bet dabar gyvenu su laikinu leidimu, terminuotų leidimu gyventi Lietuvoje. Tai Kuriam laikui tu turi leidimą gyventi šalyje? 5 metams, bet žinoma, jūs žinot, visi žino, kad leidimas gali būti atšauktas bet kada. Bet kuriuo momentu. Žilvinai, tu minėjai pradžioje, kad likai ir ne tik be pilietybės, bet ir be tavo lietuviško vardo pavardės. Prasme, be Ž ir be Š. Taip, aš gimiau kaip Žilvinas Širvinskas, o dabar esu Zilvinas Sirvinskas. Čia taip yra dokumentuose leidimai gyventi šalyje, Lietuvoje. Taip, perėjęs Lietuvos neįgalę migracijos sistemą, per migracijos mėsmalę, kurios metu mane padarė ir nelegalų. Tas, žinoma, man davė daug streso, nes nelegaliu gyventi nesmagu. Baugu. Žinai, tu dabar išėjai streikuoti prie vidaus reikalų ministerijos. Būtent dėl šitos situacijos, dėl netektos atimtos pilietybės. Kiek tu laiko planuoji tęsti tavo streiką? Taip, aš galvoju, čia dabar yra antradienis, galvoju būti iki šeštadienio, susidėliojau taip dienotvarkės ir labai tikiuosi, kad orai ir sveikata leis. Žvarbus vėjas šiandien papuolė, žiūrėsim, kaip bus rytoj ir užporyti kitom dienom. Bet gal netgi ir pratęsiu. Pakviečiau gatvės muzikantų, gal kai bus fainesnis oras, ateis ir pralinksmins mūsų akciją, mano akciją. Tikiuosi, nes tai panašu, kad stovyklavimui palapinėje oras nėra pats tinkamiausias, tai
kaip tu, pavyzdžiui, na, tai praktiškai ginsies nuo šalčio, ar tu nakvosi joje? Tai aš dabar eisiu į palapinę, čia atsinešęs, nežinau, ar matote, miegmaišį. Idėja buvo, kad nakvosiu, bet orai pasikeitė. Praeitą savaitę buvo 20 plus Lietuvoje, 26 laipsniai, 29, o dabar plus 13, tai naktim 0. Nežinau. Žiūrėk, Žilvinai, tai, ką tu darai, išėjai streikuoti, su palapinė streikuoti prie Vidaus reikalų ministerijos, yra dalykas, kurio gailisi, kad nepadarė kitas žmogus, iš kurio buvo atimta Lietuvos pilietybė, tai dviratininkė Diana Žiliūtė. Jai iškovojo Lietuvai 17 medalių ir iš jos buvo atimta pilietybė. Ir ji 10 metų kovojo, kad jai sugrąžintų. Tai ji buvo pirmas žmogus, kuriam buvo sugrąžinta už nuopelnus, jau kai buvo baigusi iš savo profesinę karjerą kaip dviratininkė. Ir ji, kalbėdama su portalu pilietybė.lt, sakė, kad kreipėsi į politikus, sakydama, jūs pagalvokite, priimdami tokius svarbius sprendimus, kokias tragedijas jūs galite sukelti žmonėms. Tai, Žilvinai, ką tu norėtumai pasakyti Lietuvos politikams, visuomeniai, Lietuvos žmonėms, kurie galų gale šį sekmadienį turės galimybę ateiti į referendumą ir išspręsti kasdien netenkamų piliečių tragediją ir kad nebereikėtų niekada jokiam lietuviui miegoti palapinėje, būti nelegalų gimtinėje ar krautis daiktus ir išvykti iš Lietuvos, ar apskritai jaustis nereikalingų Lietuvai. Tikrai paantrinsiu, kad tai yra tragedija. Mano teta įvardino labai taikliai, kad atimta pilietybė daugina nemeilę tėvynei. Ta prasme, paprasčiausiai atima pilietybę ir atima meilę tėvynei. Čia kaip ir viena iš jūsų pokalbių dalyvių pasakė, kad motina atstumia vaiką, labai palyginamas sinonimas, kaip čia pasakius. Tai tikrai vystosi tragedijos. Lietuva teisiškai, vėl pasikartosiu, nepasiruošusi sutikti grįžtančius lietuvius, neįsprendus šito klausimo, praranda žmonės, investicijas ir praranda ne tik tuos, kurie ant sąrašo yra, kuriems techniškai atima pilietybę, bet ir, jie juk turi šeimas, tai, mano atveju 4, kaip ir sakiau. Tai yra, tikrai, nežinau, kaip pakartot vėl ir vėl tragedijos vykstų. Tikrai ta žodžio prasme. Aš priminsiu tik tais tokį dar faktą, kad pasaulyje yra 195 valstybės. 140 valstybių turi daugybinės pilietybės institutą, ar bent jau leidžia savo piliečiams gimimu įgytos pilietybės neprarasti. Lietuva neleidžia. Lietuva yra tų mažumos valstybių draugijoje ir ten yra ne tik tokios valstybės, kaip pavyzdžiui Estija ar Japonija, bet yra absoliuti dauguma valstybių yra tokios kaip Afganistanas, Bolivija, Kamerūnas, Kinijos liaudies Respublika, Indija, Irakas, Iranas, Nigerija, Zimbabvė, Senegalas ir panašiai. Ir Lietuva iš savo piliečių sąrašų išbraukia, kad kiekvieną dieną po 3 piliečius. Tai yra apie 1000 žmonių kiekvienais metais. Ir iš ankstesnio pokalbio su Žilvinu, kai jis pasakojo apie savo patirtį migracijos departamente ir kas jam buvo pasakyta, tai tik 1000 žmonių kasmet Lietuvoje. Net 1000, bet iš ties tik 1000, nes daugiau nespėja. Kaip tu ten, Žilvinai, sakei, kad jie nespėja tvarkyti tų bylučių, braukyti? Taip, tas mano
migracijos nuotykiuose užfiksavau tą. Viena iš migracijos darbuotojų taip sakė, kad mes paprasčiausiai jūsų labai daug ir mes nespėjom su jumis tvarkytis. Ką tu jiems norėtumai pasakyti, Vaidai, sprendimus priimantiems politikams, įstatymus, įsakymus pasirašantiems politikams? Nu tikrai daug ką norėčiau pasakyti, bet ne eterio formoj. Aš labai sunku parinkti teisingus žodžius. Aklumas, neįgalumas, nepatriotiškumas. Aš nesuprantu, kaip ministras, kaip Bilotaitė ar prieš ją ministrai davė priesaiką tarnauti Lietuvos žmonėm, visiškai prieštarauja savo priesaikai ir naikina lietuvų tautą. Čia gali apsišarvuoti įstatymu, kad pas mus viena pilietybė, bet tu neturi to įstatymo aktyviai vykdyti. Aš esu pavyzdys, kad aktyviai vykdo tą politiką. Galų gale, jeigu Bilotaitė, dabartinė vidaus reikalų ministrė, sakytų, negaliu nieko padaryti teisiškai, ko aš netikiu, bet galų gale, jeigu tai būtų, jinai gali atsisakyti pasirašyti įsakymus, atimti lietuvių pilietybės. Jinai gali atsistoti ir sakyti, vyrai, žmonės, moterys, paprasčiausiai negaliu. Jūs suraskite arba kitą žmogų, arba aš eisiu toliau pareigas nepasirašinėdama tokių baisių įsakymų, kaip man vaidentųsi. Jeigu aš pasirašyčiau tokį įsakymą, man vaidentųsi. Buvę Lietuvos piliečių vaiduokliai. Tikrai taip, man vaidentųsi ir aš antiek pasipiktinęs, kad Bilotaitei palinkėsiu, kad jai vaidentųsi tie žmonės, kurių likimus jinai savo parašu pakeitė, visiškai pakeitė likimus. Aš tik priminsiu, kad pilietybės netekimo įsakymus, kuris vadinasi Lietuvos pilietybės netekimas, jis nesigėjo kitos valstybės pilietybė, ir sakau, išbraukti iš sąrašų, tos įsakymus pasirašo Migracijos departamento teikimu vidaus reikalų ministras. Aš labai noriu pakviesti visus, kurie neabejingi, kurie palaikote, kuriems gal tiesiog balsu įdomu, kas tai per situacija ir norite gal palaikyti Žilviną. Paprastas žmonės, visuomenėje žinomus žmonės, politikus, ateiti prie palapinės, kuri yra prie vidaus reikalų ministerijos, kurioje Žilvinas, kaip sakė, praleis bent jau visą šią savaitę iki referendumo. Ir prieš atsisveikindamas su Žilvinu, aš noriu užduoti klausimą Lietuvai. Aš minėjau, kad Lietuva yra valstybių, kurios neleidžia pilietybių. Dvigubos pilietybės 140 valstybių leidžia, pasaulyje yra 195. Viena tų valstybių yra ir Ukraina, turinti 40 milijonų diasporą, kurios pastangomis jie ir sulaukė tokio palaikymo pasaulyje, kokio sulaukė. Ir jie irgi neleido išlaikyti tos pilietybės, įgijus valstybės pilietybę. Ir tik dabar Rusijai bombomis ir raketomis ją daužant, Rusijos armijai žiauriai siaubant privartaujant valstybę, Ukraina susizgribo ir pradėjo Seime Radoje svarstyti leisti išlaikyti bent jau savo diasporai. Tai mano klausimas Lietuvai. Ar Lietuvai reikia Ukrainos situacijos? Ar Lietuvai reikia laukti rusų tankų vikšrų, raketų ir žiaurios ordos? Ar Lietuvai reikia, kad Buča įvyktų prie Vilniaus, tam, kad suvoktų, kam ir kodėl Lietuvai reikia piliečių pasaulyje? Taip. Turinčių pilietybės ir lygių su lygiais prie sprendimų priėmėjų stalų, turinčių gyvenamose valstybėse,
tiek privačiame sektoriuje, tiek valstybinės institucijos, tiek politinėse arenose ar tiesiog aikštėse. Tai tuo klausimu ir baigiu ir... Aš noriu paantrinti, ar galiu, Daiva? Taip, prašom. Tai va būtent mane padarė nepiliečių, man atimė teisę treniruotis savo įgūdžius ginti Lietuvą. Aš negaliu niekur dalyvauti pasiruošime. Tai nereiškia, kad jeigu neduok Dieve ateis priešas, kad negaliu gintis, bet aš nebūsiu pasiruošęs, nes nesu jokios patirties turėjęs kariuomeniai. Tai aš manau, kad tie argumentai, kad Lietuva bus silpnesnė padarius priėmus dvigubą pilietybę, yra iš daugelių aspektų neteisingi argumentai. Tu, mes Žilvinai, ir baigiame. Aš tau siunčiu šilto oro linkėjimus iš Italijos. Tau būtų ne taip šalta palapinė ir kviečiu visus nebejungus ateiti ir pamatyti Žilviną. Dėkoju už pokalbį. Gero šiandien. Ačiū. Viso gero.